Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos. Tai įstaiga, kuri yra atskaitinga tiesiogiai ministrui. Mes esame nuolatiniai specialiosios parengties, atkuriame viešąją tvarką ir ekstremalių situacijų atvejais padedam žmonėm. Taigi, dabar trumpą filmuką, pradžią istoriją ir visas mūsų kitas vykdomas funkcijas pamatysit. Jeigu galit, truputį arčiau visi prie ekranų. Nuo šunis, 2 patinai, berniukai, 1 mergaitė ir parodys bendro paklusnumo programą. Jonuk primk Marytę. Kaip matote, dabar yra bendras paklusnumas, tai yra pati pradžių pradžia, tai yra tai, nuo ko pradedame šunis dresuoti, nes visų pirma turi šunis išmokti klausyti savo šeimininko, klausyti komandų, jas vykdyti. Tik po to mes galime tęsti mokymus, priskirti tam tikrą specializaciją šuniui ir vykdyti sekančias užsiėmimus. Mūsų tarnyboje tarnybiniai šunys yra kelių specializacijų, tai yra patruliniai šunys, kurie patruliuoja kartu su savo vedliais renginiuose, masinėse kažkokiose varžybose, šventėse. Taip pat yra narkotinių medžiagų, sprogstamųjų medžiagų paieškos šunys. Šiuo metu yra pradedama žmonių lavonų paieškos šunys. Taip pat šunys galima išmokyti dar eilės specializacijų, bet paprasčiausiai tarnybos nėra reikalingos ir nėra ruošiamos. Kai matote, kiekvienas šuo klauso ir stebi tik tai savo šeimininką, taip yra įmokinami nuo mažens. Šuns paruošimas yra pradedamas nuo 3-4 mėnesių amžiaus ir yra tęsiamas visą šuns darbingą amžių, tol kol šuo dirba, tol kol tarnauja. Pats ruošimas užtrunka iki 2 metų ir po to pastoviai šunis yra primenama, vyksta užsiėmimai, nes šuo turi būti pastoviai mokinamas, kad išlaikytų tam tikrą pasiektą lygį. Šitos veislės, kurią jūs dabar matote aikštėje atstovai, šitie šunys yra pasižymėję savo ištverme, greičiu, jėga ir pilnai atitinka visus reikalavimus, kurie yra keliami tarnybinės šunims mūsų tarnyboje. Taip pat nemažai šitos veislės šunų yra naudojama ir valstybės sienos apsaugos tarnyboje, ir policijoje, muitiniai bei kitose tarnybose, kurios naudoja šunis tam tikrom funkcijom atlikti. Prieš šitą veislę nemažai turėjom rotveilerių, turėjom vokiečių aviganių, bet šiuo metu likę praktiškai šitą veislę ir pilnai atitinka mūsų poreikius. Šiuo metu savo tarnyboje Kauno dalinėje mes turime 15 tokių augintinių įvairaus amžiaus ir Vilniaus dalinėje panašų kiekį. Tas kiekis be abejo po truputį keičiasi pastoviai, nes vieni šunys pasensta. Kaip sako, išleidžiam į užtarnautą poilsį, atsiranda nauji šunys, nauji darbuotojai, taip kad pastoviai yra atnaujinama, vis atsiranda ir atsiranda naujų šunų, taip kad darbo turime sočiai, nes reikia įdėti nemažai pastangų, kad matytumėt, kad pasiektų šunys tokį lygį, kokius matot dabar. Nes šunys yra greta vienas kito, yra nauja vieta, nauja aplinka, nauji žmonės, šunys aišku dairosi, jiems šioks toks stresas, bet jie pilnai su to susitvarko. Šunys gali, kaip dabar matot, būti ruošiami bendram paklusnumui. Vėliau po šito pasirodymo parodysim tariamo teisės nusikaltėlio sulaikymą. Taip pat šunys ieško pasiklydusių, pradingusių žmonių, seka pėdomis. Gali ieškoti išmestų ar pamestų daiktų, gali būti įkalčiai, ginklai išmesti. Taip pat atlikti, kaip minėjau, kitas funkcijas, kaip įvairių medžiagų, tiek narkotinių, tiek sprogstamų ir kitų kvapų paiešką, nes šuns uoslė yra labai stipri, daug stipresnė už žmogaus ir gali puikiai su to sutvarkyti, surasti nuo smulkaus daikto iki kažkokios labai nedidelio kiekio tam tikros medžiagos. Šuo praktiškai tarnauja iki 10-11 metų amžiaus, jeigu leidžiu sveikata. Dabar šuniukai dėkoja jums už dėmesį, baigiam pirmą mūsų pasirodymo dalį. Neužilgo aikštėje pamatysime tariamą teisės pažeidėją, kuris
aprangą, tik tai šitos aprangos dėka jisai gali būti pakankamai saugus. Apranga sveria virš 40 kg. Lietuvoje nėra siūnama tokia apranga, jau matot, jinai gerokai padėvėta. Dabar jo, paprašysiu, truputį nebedėsi. Kaip matot, bando mūsų tariamas teisės pažeidėjas pabėgti, kinologas paleidžia šunį sulaikymu. Šuo bėga, šitos veislės šunys gali bėgti iki 50 km/h greičiu, taip kad pabėgti nuo jo tikrai nėra jokių galimybių, turbūt netgi ir dviračių ne visada galima pasprukti. Taip kad išgirdus komandą, kad pareigūnas paminėjo, kad reikia sustoti, nes bus panaudotas tarnybinis šuo, reikia taip ir pasielgti, nes kito kelio nėra. Šuo pavys ir sulaikys. Kaip matot, šuns sulaikymas yra truputį kitoks, nei jūs matėte paprastus šunis kandančius. Jisai sulaiko tam tikrą vietą, ją suspaudžęs, labai stiprių sakandžių ir laiko tol, kol gauna kitą komandą. Tai yra, jis nedaro papildomų bereikalingų sužalojimų. Sužalojimai yra minimalūs. Sakim, žmogus nuo to nukenčia tik tiek, kiek jisai priešinasi. Jeigu jis sustojo, nebedaro papildomų judesių, šuo tik tai laiko jį ir laukia komandos. Tai yra neperkandė į kitą vietą, negrebė už kojos, už pilvo, kažkur dar, tai yra arba ranka, arba koja, taip kaip mokintas šuo. Ir tik tą vietą jisai suspaudžia ir laiko tos komandos. Kaip mato, dabar palieka pareigūną šunį saugot, pasieina ieškoti pagalbos, nes teisės pažeidėjas aktyvus ir jis bando bėgti. Ir šiuo atveju šuo pats priėmė sprendimą be kinologo jokios komandos, pamatęs, kad bando pasišalinti teisės pažeidėjas, kuo greičiau tai nutraukė. Tai yra tam tikri pratimai, jų yra visa eilė, jie yra dirbinėjami tam, kad šuo pilnai žinotų, neeksperimentuotų, darytų tai, kam jis yra paruoštas. Dabar pamatysime dar vieną epizodą. Jeigu prieš dabar matytų atveju teisės pažeidėjas buvo nelabai agresyvus, jisai bandė pabėgti, tai šiuo atveju jisai bus agresyvus, apsiginklavęs šaltuoju ginklu, lazda beisbolo ir bandys pulti pareigūną, bandys pulti šunį. Pažiūrėsim, ar šuniui sudarys kažkokį įspūdį, jo lazda ir jo agresija. Kai mato dabar visiškai kitą situaciją, bet šuniui nėra jokio skirtumo. Ar tas žmogus tik nubėga, ar jisai bėga į jį, ar jisai turi kažkokį ginklą. Šuo vis tiek atlieka savo darbą taip, kaip yra išmokytas. Ir išveda teisės pažeidėją. Dėkojam už jūsų dėmesį, norim palinkėti jums gražios šventės, gražaus renginio. Ir dėkui. Privalomas kiekvienam pareigūnui mokėti savigynos tikslais, patruliavimo darbo metu su pažeidėjais. Mes privalome tam tikrus kovinius veiksmus išlavinti, išugdyti savyje, kad galėtume tinkamai apsiginti. Jūs dabar matote, ką atlikta. Tai matote, tik tai koordinuotas pareigūnas gali atlikinėti veiksmus, nesužalojant pats ir nesužalojant kitų. Čia yra veiksmai daugiau pritaikyti kasdieniam gyvenime, kur galima susidurti su pažeidėjais, kaip žinoma, patruliuojant gatvės, kaip pas mus yra visokių žmonių ir galima sutikti įvairiausių pažeidėjų, visokių situacijų gali būti. Šiuo konkrečiu atveju matote gynybą nuo pistoleto, lygiai taip pat gali būti pritaikyta ir prieš peilį ar prieš tokį kitokį šaltą ginklą. Dabar pamatysite policininko lazdą trikampę
naudojama veiksmuose, tai yra liaudyje vadinamas bananas, mumyse trompa. Šita lazda yra kilimo iš Kinijos. Ją pirmie adaptavo savo tarnyboje Amerikos pareigūnai. Padėkokime mums tai pareigūnai. Atkaklus pažeidėjas pasitaikė. Šiame pasirodyme prieš jus dalyvauja netgi pasaulio karatė čempionas. Dėkui jums už jūsų aplodismentus, palydėkime mūsų paskutą. Mes savo ruoštų norėtume jums palikti. Еще так понравился. Усите дальше. Да, гиды, воды, или...